2012 metų B lygos bronzos medalio laimėtojai Tikroji sauga ir kalbiname komandos vadovą ir kapitoną Marių Repečką. Mariau, papasakok visų pirma apie pusfinalį. Kaip dėl kokių priežasčių nepasisekė patekti į finalą? Priežastys, man rodos, visiems aiškios, kaip ir visada mes kovojam su kitų varžovų, tai yra nesusirinkimas į varžybas. Deja, mūsų pagrindiniai aukšti žaidėjai buvo susiplanavę jau atostogas, nes visi esam dirbantys žmonės. Planavom iki gegužės pasibaigs sezoną, nepasibaigė, deja gavosi taip, kad gegužė žaidžiam. Jie išvyko, kitam žmogui komandiruotė aukštam Robertui, Dainius susirgo. Ir to pasikojo gavosi taip, kad likom be aukštų pagrindinių žaidėjų. Ir vakarykštės varžybos parodė, kad pralaimėti beveik dvigubai kamuoliai lėmė jų varžovų pergalę. Žvelgiant į mažąjį finalą, rodos, kad komandai nepritrūko motyvacijos. Ar kalbėjot su komanda, kad vis dėlto verta atsigauti, nekreipti dėmesio į tuos trūkumus žaidėjų? Kas padėjo? Manau, kad jau žaidėm šiandien atsipalaidavę. Ar 3. ar 4. vieta jau nebuvo taip svarbu. Tiesiog šiemet mes tikrai jautėm, kad galim būti pirmi. Tikrai su savo sudėtim, savo susižaidimu. Labai buvo viltis tokia. Rusenų visi, aišku, nekalbėjo, bet manėm, kad būsim pirmi. Deja, kaip sakiau, dėl tam tikrų priežasčių teko žaisti dėl 3. vietos. Bet čia toks žaidimas, mes esame mėgėjai, neprofesionalai, turim savo kitus gyvenimus, renkamės kiek galim. Šaunu, ačiū vyram, laimėjom 3. vietą, visi puikiai sukovojom, pataikėm šiandien įspūdingai. Ačiū tie vyrai, kurių nebuvo šiandien, jie palaikė mus, todėl ir laimėjom 3. vietą. Bet ar galima sakyti, kad vis dėlto esat kažkiek nusivylę tą 3. vietą? Aišku, nesam nusivylę. Žiauriai, vakar atmosfera buvo labai liūdna. Visi netiek galvoja apie ties varžybos, o dėl to, kodėl mes lemiamose kovose esam 7, o ne 11-12 žaidėjų, kaip galim keistis kas porą minučių. Ir nuovargis. Pirmą kartą vakar pajutom, ką reiškia pavargti 4. kėliny, to anksčiau nebuvo. Tik keliose varžybose, bet sakau, visą laiką susirinkdavom 9-10 žmonių ir mūsų stiprioji pusė buvo aukšti žaidėjai, o vakar atvirkščiai gausi, kad jų aukšti žaidėjai darė po mūsų krepšiuką norėjai. Taigi, pabaigai gal baigėsi sezonas, kokie jūsų planai galbūt ateinančiam sezonui, ar kalbėjo? Planai pas mus tokie patys, pas mus kolektyvas senas. Mes visi esam draugai nuo senų laikų ir mes ateinam pabūt kartu, pažaisti. Kovoti, aišku, norisi, bet kitais metais manau, kad liksim vėl B lygai. Tikėsimės, kad kitais metais susirinksim ir nugalėsim, būsim pirmi. Na ir dabar galbūt palinkėk ką nors sezono pabaigoje komandai. Palinkėti savo vyrams, pailsėti nuo krepšinio, atsipūsti, išgerti alaus, dabar jau planuotis atostogas, visą vasarą paleisti puikiai, o rugsėjį susirinkti ir vėl ruoštis kovom. O kitom komandom linkiu pasibaigti finalus, paskutinius žaidimus, sužaisti be traumų ir gerai atšvęsti šį vakarą.